Vilniaus meras Vilius Navickas mėnesio pabaigoje vyksta už Atlanto. Čikagoje meras dalyvaus forume apie ekonomikos atsigavimą ir miestus lyderius. Vienintelis renginys, į kurį planuoju šiais metais vykti, tai yra merų suvažiavimas, dalyvaus Amerikos viceprezidentas. Pagrindinės darbotvarkės klausimai tai yra miesto vystymas ir miesto žmonių human resources, žmonių panaudojimo. Šiandien kaip tik tarybos posėdį buvo šnekama apie mūsų savivaldybės įsiskolinimus. Tai labai paradoksaliai atrodo šitą situaciją. Meras kalbama apie įsiskolinimus, bet tuo pat metu rengiama didžiulė, kaip ne kaip, vis dėlto delegacija į Čikagą ir tas mokesčių mokėtams kainuos ne 1,000 litų. Laiške Čikagos merui Vilniaus meras nurodė, kad su juo už Atlanto vyksiančioje delegacijoje bus ir žmona Jolanta Navickienė. Paklaustas apie žmonos kelionę, meras painiojasi. Ačiū. Niekam daugiau nevažiuos. O jūsų žmona? Už mano pinigus, jeigu važiuos. Vilniaus tarybos opozicija sako, kad meras meluoja. Pirminiais duomenimis eina kalba apie porą dešimčių žmonių iš savivaldybės administracijos ir iš tarybos narių. Kalba eina apie 20 žmonių. Kiek kainuos mero ir delegacijos 3 dienų kelionė į Čikagą, sostinės vadovas neatsako. Daugiau kaip prieš mėnesį Vilniaus meras sukėlė skandalą, kai su delegacija nuvažiavęs į Prancūziją po poros dienų ją paliko ir išvyko į Italiją tvarkyti asmeninių reikalų. Dėl šios jo kelionės aiškinasi vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Aurelijus Griškevičius, Vidmantas Biržinis, LNK žinios Vilnius.